Bet dabar aš žodį suteiksiu gerbiamam Jonui, kuris pasakys keletą įžanginių žodžių ir perskaitys mūsų kreipimąsi. Ačiū. Labą dieną visiems. Labai malonu, kadangi retai tenka bendrauti ypač su žiniasklaida, kuriai esam dėkingi, nesvarbu kartais, kad gal ir ne visai objektyviai, nors iš tikrųjų to objektyvumo didėja. Taip pat ačiū Jums. Ir aš esu Jonas Neiranauskas, Tauragės rajono Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas. Šias pareigas žmonės man patikėjo ir einu jau 10 metų. Bendruomeninė veikla suprantu, skaitau, kad tai yra būtina. Nėra valstybės, kuri galėtų užtikrinti turbūt savo biudžetu ir kitom priemonėm pakankamą administravimą ir vietos gyvybingumo palaikymą. Todėl nuo seno žmonės tai suvokia ir stengiasi pačios bendruomenės pastebėti savo problemas ir jas pačios spręsti. Todėl tose vietovėse, kur šita savybė yra stiprinama ir reikalai būna geresni. Labai malonu, kad šitą savybę, seną bendruomeniškumo jausmą, ryšį su gamta, su žeme yra išsaugęs unikalus kraštas, tai yra mūsų Žemaitija. Nes iš tikrųjų šitas pasipriešinimas, o sakyčiau karas, ir parodė, kad būtent ten nuo seno išliko šita tradicija mylėti ir ginti visokiom priemonėm, pabrėžiu, visokiom priemonėm ginti savo kraštą. Dėl to jis yra išsaugotas ir turi šitas savybės. Bendruomenės jos atliko didžiulį darbą. Paėmus prie šitų jau turimų savybių, paėmus ES valstybių praktiką, ir pasitelkus finansavimus tarp valstybės ES, per 7-13 metų kaimo plėtros programą bendruomenės labai pagyvino kraštą. Ir viešos erdvės patvarkytos, ir patalpas turi žmonės, yra žmonės susitelkę. Ir turbūt šitas judėjimas parodo, jeigu sugebėta per 5 dienas apriepti visą Žemaitiją ir surinkti tokį kiekį ne vien tik parašų, o tai yra ir anspaudai. Parašą gauti pakankamai nesunkiai, bet štai surinkti anspaudus. Tai buvo galima tik dėka kaimo žmonių suvokimo, kad atėjo didžiulis pavojus, kad yra didžiulė grėsmė ir nėra kada daug čia kalbėti ir kažką tai tikinėti. Žemaičiai jau šitą suprato. Nuo seno bendruomenėse, tai yra jau iš anksto bendruomenėse tie klausimai yra apsvarstyti, žmonės žino, kokia tai yra grėsmė ir yra geranoriški šito klausimu. Jo labiau, kad daugelį rajonų yra iniciatyvinės grupės, tai yra irgi žmonės, kurie aukojasi vardant to, kad šita grėsmė Lietuvai, ypatingai Žemaitijai, nekiltų. Todėl mes bandėm visokiom priemonėm išvengti galbūt ir šito mūsų kreipimasis, kuris galbūt yra grubokas. Kreipėme surinkę parašus į visas institucijas, ir prezidentę, ir premjerą, ir Seimo narius. Buvo mūsų mitingai, kalbėjom gražiai, dainavom. Girdėjom net ir mūsų premjero pažadą, prie žmonių valią nieko nebus daroma. Tuo tarpu netaip seniai turbūt dar jūsų ausyse skamba. Mums tai yra, nežinau, nemoku net yra pasakyti, žodžiai, kad nesvarbu, gegužės mėnesį, ko gero, galbūt bus jau ne tik žvalgyba, bet ir gavyba. Ir premjerui mūsų buvo nepatogu atsakyti Ševronui, vykdyti gavybą, jeigu neleis vykdyti žvalgybą. Jiems tai yra nepatogu. Tuo tarpu mums tai yra gyvybės klausimas ir mirties. Todėl dabar perskaitysiu jums šitą kreipimąsi, kurį parėmė, kaip minėjau, Žemaitijos bendruomenės su savo 275 parašais ir anspaudais. Čia anspaudai 275. Lietuvos Respublikos prezidentė Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui, Lietuvos Respublikos ministro pirmininkui Algirdui Butkevičiui, kopijos atitinkamai ministerijomis, Žemaitijos savivaldybėmis, žiniasklaidai. Dėl planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą Žemaitijoje, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atviras kreipimasis. Mes, žemiau pasirašysios kaimo bendruomenės ir visuomeninės organizacijos, kategoriškai reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos prezidentė, Seimas ir vyriausybė atsisakytų planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą. Skalūnų dujų gavybos praktika kitose šalyse
mokslininkų tyrimai, tų tyrimų išvados patikimai ir neabejotinai įrodo, kad skalūnų dujų gavyba veda į neišvengiamą ekologinę katastrofą, geriamą vandens užteršimą. Žinant šią informaciją, o jūs, ponai, į kuriuos kreipiamės, be abejo su ją susipažinę, tik beprotis arba didžiausias lietuvių tautos priešas, tėvynės išdavikas, gali ryžtis, tenkinant užsienio kompanijų interesus, o galimai ir savo asmeninius, rizikuoti negrįžtamai apnuodyti mūsų gyvybės šaltinį ir pagrindą geriamą vandenį, o tuo pačiu sunaikinti ketvirtį šventos, mūsų protėvių krauju aplaistytos ir mums išsaugotos Lietuvos teritorijos, beveik visą Žemaitiją. Jūs neturite jokios teisės taip elgtis. Tai būtų didžiausias nusikaltimas lietuvių tautai per visą mūsų istoriją. Ponai, savo veiksmais, uždegdami žalę šviesą skalūnų dujų gavybai, jūs pačiu grubiausiu būdu pažeistumėt daugybę Lietuvos Respublikos konstitucijos straipsnių. 2 straipsnį, 3, 7, 18, 19, 23, 46, 47, 54 ir priesaika, kurią davėte tautai. Mes nežinome, kiek jums svarbi konstitucija ir priesaika, nes paskutiniu laiku vykdomas Lietuvos valstybingumo naikinimas, gyventojų išvarimas iš tėvynės, dvasinis ir fizinis tautos genocidas bei etnocidas verčia to abejoti. Užtikriname jūs, ponios ir ponai, kad mes, žemaičiai, esame ištikimi savo tėvyniai, Lietuvai ir vykdysim savo pilietinę, konstituciją numatytą teisę ir pareigą. Visomis priemonėmis priešinsimės tiems, kurie kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, konstitucinę santvarką. Neleisime sunaikinti mūsų ir mūsų protėvių išsaugotos šventos Lietuvos žemės. Ponai, mes nenorime tikėti, kad jums vis tiek, jeigu ateities kartos jūs minės kaip didžiausius tautos išgamas, mes tikime, kad valdžia, turtai ir vienadienė nauda vis dėlto nėra vienintelė jūsų vertybės, kad jūs pajėgsite pažiūrėti į ateitį, pamastysite, ką jūs paliekate vaikams, anūkams, ateities kartoms ir atsisakysite nusikalstamų skalūnų dujų žvalgybos bei gavybos planų. Bendruomenės ir jų atstovų parašai. Tai yra čia originalas susekti tie 275 parašai patvirtinti antspaudai.